O čia mes dabar einam visai netoli Girutiškio rezervato, kur esu prieš porą metų radęs vilko olą. Ir jie mėgsta labai keliauti va tokiais miško keliukais, ant jų galima rasti ir vilko ekskrementų, pėdsakų. Tai mes dabar pasistengsim rasti kokį nors vilko gyvenimo ženklų šitoj teritorijoje, nes ten, kur vilkai gyvena, ypatingai jo visa šeima, tai nėra taip sunku pastebėti tos ženklus. Tai sakau, arba kokie nors ekskrementai, arba pėdsakai, arba padraskyta žemė kur nors šalia keliuko. Bet kol kas čia einam ir nieko neradom, galbūt vilkai išsikraustė į kitą teritoriją, pamatysim greitai. Jeigu iš tikrųjų čia vilkai gyvena, tai jau seniai mus pastebėjo, o mes galim jų nepastebėti ir visą gyvenimą. Ypatingai jeigu jie mus užuodžia ir ypatingai jeigu užuodžia vyrišką kvapą, nes būtent vaikams ir moterims rodosi dažniausiai, nes nuo jų jaučia mažiausią grėsmę. Vilkas pasikliauja pirmiausia uosle, tiesiog nemato to, kas yra aukščiau negu 1,5 metro. Jis tiesiog nežiūri, jisai matyt, gal ir matytų, bet jis nežiūri. Dėl tos priežasties medžiotojų bokšteliai yra statomi aukščiau negu 1,5 metro, kad medžiotojai ten galėtų sėdėti nepastebėti. Bet čia jau kažkas panašaus į vilko. Pats pagrindinis požymis yra, ar tai vilko ar šuns, tai dydis. Jeigu iš tikrųjų vilko pėdsakas yra maždaug 10 cm, tai galima palyginti, reiškia, su suaugusio žmogaus smiliaus ir nykščio va to kampu, reiškia, va tokio dydžio. Aš dažniausiai naudoju tokį matmenį ir man kaip ir sutampa. Tai čia nuostabi vieta, pažiūrėkit. Iš visų pusių rezervato ženklai. Jis čia apsaugotas iš visų pusių, išskyrus vieną pusę. Ir va čia ta duobė. Ne šiaip tai duobė. Matot, jinai pakankamai gili. Jinai kažkada talpino daug žmonių. Žmonių, kurie kovojo už mūsų laisvę, už savo išlikimą. Taip. Už savo orų išlikimą. Ir dabar dėl to paties kovoja kiti partizanai vilkai. Ir štai va šita eglutė, va, jos nulinkusi apatinė šaka, slepia
pačią švenčiausią vilkam vietą, tai yra jų irštva, kur jie atsiveda vilkus. Praėjusiais metais per Kalėdas aš čia kai aptikau, tai dar radau šviežių stirnos kaulų ir supratau, kad dar anksčiau pavasarį buvo tikrai atsivesta vilkiukų. Ir daugelį tautų iš tikrųjų mitologija yra tas, kad vilkas yra tas toteminis gyvūnas, tas antgamtinis gyvūnas, kuris palydi žmogaus sielą į aną pasaulį. Tai ta vilko valanda, tai yra valanda prieš aušrą, kada yra nustatyta, kad tuo metu daugiausia žmonių gimsta ir daugiausia deja miršta.